Aš esu Rokas, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, iššūkius ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Neriame į nuotykius. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalewa, anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Shape like YOLO. Anyway, now she go, I go follow. Today, not tomorrow. Have you been to... Atvykome į Zanzibaro vieną didžiausių miestų Stone Towną. Ten, kur vyksta daugiausiai veiksmo, keliausim čia paragauti vietinio maisto ir, žinoma, daug ką pamatysim mieste. Va čia aš noriu surasti vietą restoranui. Dabar reikia pasistiprinti, ne? Varom išragauti. Tai čia toks šurmulys, čia tiek kaip bitynas. Ai, bulvė su vidu jautiena. Tai čia kaip mūsų cepelinai. Very good. Mums reikia mieste restorano ten, kad būtų, daug žmonių būtų veiksmas. Va čia tema, va čia mūsų... Pažiūrėk, kaip mes siūstumėm stalus tik staigiai. Greitai viskas, greitai. Ten vyko visiškai kaip močiučių restorane, ten ir greitis buvo geras, ir aptarnavimas, pasirinkimo nemažai buvo. O čia ne viskas dar? Ne, čia aš labai daug prisakiau, labai daug. Bet man numeris 1 aštunkojis. Aštunkojis labai skanus. Ir šitą labai skani. Aštunkojis tobulas. Kuo eini gilin į tą džiunglę mišką, tuo aštunkojis skanes. Vis tiek ką reiškia, jie moka paruošti jūros gėrybės. Rokas labai daug išrinko maisto, įvairaus maisto išragauti reikėjo ir gana gausiai. Viskas, eina valgyti, žinokit, neseilės tysta, kaip norim viską išragauti. Skaniai, labai skaniai atrodo. Va, žiūrėkit, grinai kaip mūsų cepelinas. Bulvėje jautiena. Aha. Oho. Ar skaniai pavalgėt, ar sotus pilnai? Labai. Na va, dabar galėsim keliauti, ieškoti maisto turgaus, ten, kad galėtume išsirinkti pačių geriausių produktų savo restoranui Virgutė. Einam. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. No, tell me, no, oh. Ten jau civilizacija šiek tiek kitokia ir namai gražesni, ir tokie tvarkos daugiau, žmonės visai kitaip apsirengė, jau tokių basakojų ir nuplyšusių jau nebematyti. Gražiau pasipuošė, kiek mačiau beveik visi su šlepetėm vaikščio, ar su bateliais, gražiom suknelėm, tikrai lygis aukštesnis. Jau turbūt daugiau kultūros gal matėt, gal ten didesnis, kad turistų srautas. Kai kur labai švaru iš tikrųjų, tikrai, kai kur gatvelės ir nušluotos ir visa kita, ar ten, aš nežinau, nuo ko tas priklauso, o kitur šiukšlynai, kaip ir visur.
Tiek yra krautuvėlių, tiek yra patalpų, mes tik čia restoraną turim atidaryti. Jūs pagalvokit, sezono metu kiek čia turistų. Tokioj vietoj, įsivaizduokit, kaip būtų fainai. Visiškai vietinis restoranėlis. Bet eik, Zitelė, reikia kalbėtis, va sėdė normaliai administratorė, gal kažką pasitarti dėl patalpų nuomos. Labą dieną, jūs trukdo Lietuvą. Zita. Zita. Močiučių restoranas. Ar jūs nenorėtumėt išnuomoti mums patalpų? Mums reikia restoranui, virtuviai patalpų. Mes norėtume atsidaryti čia restoraną Zanzibare. Vieną tokią gražią patalpėlę radome, kuri labai tvarkinga. Nuėjome ir į vidų, į giliau, ir į virtuvę pasižiūrėti. Parodysit patalpas virtuvę, man svarbiausia tai virtuvė. Ir čia nemažai vietos. Ir staliukų nemažai. Banketinė salė. Pažiūrėkit, banketinė salė mums labai tinkama. Nuėjome ir į vidų, į giliau, ir į virtuvę pasižiūrėti, kaip pas jų ten tai tikrai buvo švaru. Pasižymėkime, Rokai, ir šitą vietą. Tai gerai, šita vieta man labai patinka. Ir žmonių praeinamumas didelis. Vieta labai gera, labai daug turistų, labai daug žmonių. Ratas suktusi tas pats kaip močiučių restorane. Labai didelės eilės stovėtų. Dėrėjosi Rokas su Zitelė dėl nuomos ten patalpos. Nežinau, kiek siūlyk, nu ką žinau, mėnesių kokius 2000. 2000 kas yra tokia. 2000 eurų. Siūlyk 2000. Tai į mėnesį aš jums duosiu 1000 eurų. Į mėnesį jums duodu 1000 eurų. O kur dar 1000? Aš į mėnesį duodu 1000 eurų ir mes sukirtome rankas. Viskas. Sutarta. Važiuok, mes visai ne. Jinai galės būti mūsų nauja administratorė. Oi, atsiprašau. Padavėja galės. Indus galės paplauti, aš tai pasėdėsiu. Maistas gaminamas lauke, spaudžiamas cukranendrių sultis, viskas ten rankiniu būdu, jie nieko nevalo, jie neplauna. Higienos nėra. Ir kvapas, ir gal ten jiems ir skanu, bet man įspūdžio jokio nepadarė tikrai. Geriau pabėdausiu. Čia yra populiari jų lankomiausia vieta, labai daug turistų aplanko ir visiems tai patinka įspūdis tikrai, kad iššaukia, išmokini jį pasakyti lietuviškai ir be klaidų, tikrai šaunuoliai, be klaidų pasakė močiučių restoranas ir šoka į vandenį. Močiučių restoranas, welcome to Zanzibar! Zanzibar, Hakuna Matata! Habibi, welcome to Zanzibar! Močiučių! Hakuna Matata! Mums išėjo, mums pavyko. Pačioje sostinėje yra rūbų pasirinkimas labai gerų, kokybiškų, labai gražių. Ėjom, kas ko dairėsi, aš tai dairiausi vestuvinės suknelės. Zita pagaliau rado vestuvinių suknelių saloną. Kokios tu norėtum suknelės? Su manim labai sunkiai, Rokutė. Pažiūrėk, patokia gal? Tavo vestuvėm galėtum Ypač mano liemenį. You have big size? Yes, big size. Big. This is big. Zita, tu telpi. Oh, no problem. Yes, no problem. Zita, no problem. Yes, no problem. Please to try. Okay. Okay, Zita nori apsirengti, pabandyti. Ant viršaus renkis. Okay, this one now. Čia sijonas. Palauk. Super! Biškai rankos netelpa. Ir veliumas, palaukit, veliumas. Ja. Grina jaunoji. Imtų mane į žmonas. Imtum ją į žmonas? Žmonas. Į žmonas, jo. Sorry. Į žmonas imtų Žmonas, tu mane. Jo.
Aš ne to prašiau, aš norėjau tavo rankos. Žiauriai gerai atrodo. Ta raudona tai iš vis įspūdinga suknelė. Ir spalvos, ir tie visi žėručiai labai gražiai pasiūti. Daug matosi kruopštumo įdėta į juos. Bet tik tai jinai gal, aš neįsivaizduoju, kaip jie gali tokiam karštyje jas nešioti, nes jos yra kaip ir šarvas, grinai, jinai tokia visa tvirta. Aš ir galvojau, kad čia neužšriuks traukia, o jisai taip žiauriai. Taip ir žmonos tu neturi. Kažkaip labai braižė nugarą ir visa kita. Tai įsirinkau minkštesnės medžiagos, baltos su raudona, labai graži, labai puošni. Polengva, polė. Polėm koniu angų. Vestuvinė suknelė išsirinko Zitelė labai gerą. Tam, kad jinai lengva, tokia tinkanti būtent čia. Zitelė, viskas, turi suknę vestuvinę, pagaliau. Tik bereikia jaunikį įsirinkti. Ai, Zita, Ana niekaip neranda to savo išrinktojų. Vis renkasi dar. 'Cause this is Africa. This time for Africa. 'Cause this is Africa. This time for Africa. Pagaliau atvykom į mano mėgstamiausią vietą. Tai yra turgus. Turgų aš tiesiog dievinu bet kurioje šalyje atvykęs ir man jau viskas iš karto akis sukasi, ką galėsim nusipirkti. Bet pirmiausia, mums reikia maišą nusipirkti. Į ką mes dėsim? Ar ne? Gerai, pradedam nuo maišo. Hello. How much? How much? 1,000. 1,000. Ok. Raudonas. Jamam raudoną. Super. Thank you. Thank you. Iš karto cepeliną matau bulves. Hello. Kiek bulvė kainuoja? 1 kilo. 1 kilo. 2,000. Ok, please to 10 kilo. 10 kilo. Yeah. Kokie kvapai tokie įdomus. Pirmosios bulves cepelinam turim. Gerai. Kaip aš dievinu turgų, jūs neįsivaizduojat. Mano Ar agurkų mums šaltibarčiam nereikia? agurkų šaltibarščiam reikia, Bet jie tokie pabalė. bet jie tokie prasti. How much? 1 piece 1,000. One piece 1,000. Viena krūvelė 10 000. Jo. 1,000, 1,000. 1, 2, 3. 3,000, yes? Kai mes apsipirkom agurkėlius, tai buvo ten didžiausias triukšmas, šokiai, tai čia nežinau, ar čia buvo džiaugsmo jiems ten tiek išliejo jie tas emocijas, ar čia jie pyko ant mūsų, kad iš kito pirkom. Aš einu tašę spėti. Maišiukas nutrūko, net laikė bulvių kiekį, net kadangi gaminsim cepelinus, mums reikia bulvių daug. Nutrūko, tai ir antrą maišą dovanų gavau. Brokas. Duok čia. Ačiū. Į cepelinus mums reikia paukštienos ir nuėjom, kur vištas pardavinėja. Ačiū, nereikia. O Jėzau, kokį smarvį. O jie, o kvapas. O. Hello. O dieve mano. Kvapas dvokia kaip šimtžiurkių pas mus patvėsusių palaikytą mėnesį. Neįmanomas. Vaizdo dar galiu atlaikyti kaip stipri moteris, bet
kvapo neatlaikau. Mums reikia vištos cepelinam, bet jie darinėja viską, pažiūrėkit. So, $1, one chicken. Ay, photo, no. How much the chicken? Wow. 10,000. Ten tiesiog auga vištos va tuose narvuose, jie čia vietoje ant gatvės skerdžia, mūsų pilna, kvapas. Žiaurus. Tiesiog, nėra daugiau ką pasakyti. Pasirenki vištą ir tau kokią nori tokią. Negaliu, eikime iš čia greičiau. Bet jie ir žarnas naudoja. O Jėzus Marija. Man ir ašaras ištryško šten. Ir tenai viskas vyksta vienam bliūdė, tai noras praėjo mums pirkti tą vištieną iš ten. Tokio vaizdo, ką čia mačiau, dar Lietuvoje niekada niekur nėra. Niekur. Kad ir kur buvau nuvažiavęs, dar šitaip kraupiai nebuvau mačius. Tikrai, jeigu vietoj išdarinėja vištą, žarnas tampo mūsų, ir jie ruošiasi valgyti, aš nežinau, aš nesuprantu, kaip taip yra. Tikrai mūsų sąlygos yra kelis kartus ir kelis 10 kartų geresnis. Gerai, mes burokėlių nusipirkom šaltibarščiams, mums būtinai reikia pieno jogurto, airano jie tikrai turi, jie kefyro neturės. Pienas. Kefyro neturit? Kefyro You have neturit. ayran? Ayran. You have ayran? Ayran. This is milk or? Milk. Ah. Ayran. Bet mes ir nepirtumėm iš tokių botelių. Dabar keliaujam, Zita, prie prieskonio. Lietuvoje būtų toks dalykas, uždarytų iš karto tą turgų. Atėjom į žolelių, į šviežių daržovių ir žuvies turgų. Tai pamatysim, kaip yra pardavinėjama žuvis. Bet mums reikia, žiūrėk, Virgutė, krapų. Krapų jo. O, yra? Ne, tenai kažkokia kita žolė, ar ne? Mums reikia krapų. Sorry, madam. Man reikia krapų. Ne, neturi jis. Va, krapai. Krapų, va. Nu, čia ne krapai čia. O kas čia? Ne, nėra nei krapų. This is dill? Ei, No. ne. Čia jau ko paprašym, tą ir gavom. Jo. Nu, čia nereikėjo sakyti, kad čia mums to reikia. Dabar reikia eiti prie kito žolėlinio kokio. O Dieve, kokie kvapai. Bet čia... Aš žinok, ilga čia neišbūsiu iš tikrųjų. O Dieve, kaip atrodo. Pole, una mascarilla. Hey, madam, take my place. Neatlaikiau šito. Vaizdas iš pradžių nekoks, o kvapas dar baisesnis. Šito tikrai neatlaikiau ir išėjau pilnom rankytėm. Ten neina apsakyti, ką mes jautėm, ten net nuo to kvapo net akis griaužė. Tai bėga ašaros, nes nebesupranti, kas kvepia ir kuom. Dieve, kaip čia žiauriai. Kaip jums nuotaikos? Labai nuostabios. Neina įkvėpti. Nekvėpuokit, per burną kvėpuokit. Kvėpuokit per burną. Čia yra neperdėtai, bet čia yra baisu. Tas yra baisu. Tenai buvo kvapelis, Coco Chanel numeris 500. Žiūrėk, jie su to pačiu vandeniu nusiplauna kojas. Viskas rūksta, viskas smirda. Jie siaubingai. Su to pačiu vandeniu Ir ką prasme, kaip jie valgo, aš neįsivaizduoju, kaip ta žuvis yra neužrūgusi, nes labai gaila, kad negalim perteikti kvapo. Ant to paties prekystalio kojos sudėtos. Jie pasirodo su to pačiu vandeniu plauna žuvį, paskui plauna grindis, ten prekystalį patį plauna, ten viskas su vienu vandeniu. Viskas yra suvaryta į vieną, ir žuvis, ir atliekos, bet to žuvis jau žiūrėk yra kita visa, jau Pažaliavo. Jau jinai sausa, jinai yra jau nebenaudinga. Tokiam karštyje, nu kur čia nepažaliaus? Žiūrėk, neša. Žiūrėk, žuvis nukrito vienodai.
Žuvis mėtosi tiesioginė, ta žodžio prasme, tiesiog ant žemės mėtosi ir paspiria tą žuvį ir nėra problemos, kad ta žuvis mėtosi ant žemės. Buo! Ar iš turgaus norite dar jūros gerybių? tą įspūdį iki šiol jaučiu, tą kvapą. Tas dorijanų vaisius palyginus niekis su žuvų turgum. Aš nežinau, ar aš benorėsiu valgyti jūros gėrybį. Aš ko gero likusį laiką valgysiu mangus, avokadus ir ananasus. Tu būtum pamačius toliau, tu būtum ten vietoj. Aš jau vietoj išeidama į saulę prasinešiu. Ten įsivaizduoju su to pačiu vandeniu, viską plaunam, kojos sumerktos į žuvį. Kaip to užlikai? Kaip tu išbuvai? Nu, užsikim šaunuose, jau pažiūrėti ar sportinį interesą. Iš tikrųjų, mūsų zytelė visą restoranų maistą paliko žuvų turgui. Važiuojam namo. Važiuojam. Atvažiuoja autobusas. Man čia yra baisu, čia yra. Nusiramink, viskas gerai. Atvažiuoja autobusas ir mūsų surenka. Dėl ko tu, ta prasme, kas yra? Ta prasme, tu nuo to kvapo ar nuo ko? Nuo kvapo. Man nebereikėjo nei vaizdo, užsako kvapą. O tu būtum dar vaizdą pamačius. Geriau nematyti. Jo, diena buvo labai įspūdinga, labai ilga, labai daug visko matėm, labai visko pasidomėjom, bet galas nekoks. Visas pietus ir turinys liko gatvėje, ištampytas. Nekoks. Varnos palesintos, nekoks pizdelės. 'Cause this is Africa, it's time for Africa. Šaltybarščiai kaip namuose. Lietuviški cepelinai. O tu nabagėlį irgi gausi. Imk mažylėlį, tu valgy. Vienas berniukas labai sujaudino. Sako, aš taip skaniai gyvenime dar nevalgiau. Galėjai patikėti, Niekada. kad ant vandenino kranto Valgysi cepelinai. Žiūrėk, delfinas! Einas! Saujas! Kiek daug? Labus pirmą kartą delfinus pamatė. Rokai, mes delfinus matė, bet gamtoj. Natūraliam vandenį. 'Cause this is Africa, it's time for Africa.